Šiandien Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas čia Utenos rajono Radeikių kaime surengė vyriausiąją Utenos apskrities policijos komisariato jaunųjų policijos rėmėjų dažasvydžio turnyrą, kuriame dalyvauja Utenos rajono gimnazijų, jaunųjų šaulių ir jaunųjų policijos rėmėjų komandos. Sveiki, ką atstovaujate šiame turnyre? Mūsų grupė atstovauja Utenos jaunųjų šaulių 9-ąją rinktinę. Kokios nuotaikas dažasvydžio turnyre? Labai baisu iš tikrųjų, nes bijau mėlynių ir labai negera, kad esu viena iš merginų. Koks jūsų komandos pavadinimas? Rafaela. Ar jau turite planą, kaip įveikti konkurentus? Gal esate parengę strategiją? Esame. Gal galite išduoti? Ne, tikrai negalime. Kokią pranašaujate turnyro pabaigą? Bus matyti, kaip seksis, nes pirmą kartą visi dalyvauja. Tai va, nežinau. Kaip vertinate konkurentus? Stiprus, kai kurie ne pirmą kartą jau. Sveiki, kokią komandą atstovaujate šiame turnyre? Mes atstovaujam Adolfo Špokas gimnazijos komandą, dar rungtynės AŠG. Koks jūsų komandos pavadinimas? AŠG tikriausiai, taip. Ar turite šūkį? Koks jis? Sveiki. Kaip kilo idėja surengti jaunųjų policijos rėmėjų dažasvydžio turnyrą? Sveiki visi. Tiesiog vykdant tą prevencinę veiklą, jau keletą metų vykdau tokią prevencinę veiklą būtent, nebūtinai tokią, bet apskritai darbą su jaunimu ir per tą ketvirtą metų pastebėjau, kad tokių aktyvių sporto varžybų, kažkokių tai tokių turnyrų, kur tarkim, vaikai galėtų įsilieti, būtent savo jėgas išbandyti, yra labai mažai. Tai prieš pernai, jeigu neklystu, buvau padaręs ten penkiakovės varžybas ir šiemet nutarėjau pabandyti dažasvydžio turnyrą. Tai būtent kadangi tų tokių aktyvių sporto rūšių labai nėra daug, tai todėl nusprendžiau pabandyti. Koks šio renginio tikslas? Šio renginio tikslas parodyti vaikams, kad yra ne tik tai ir to tokio pasyvaus veikimo namuose būtent prie kompiuterio, prie kažkur tai televizoriaus, bet galima ir aktyviai būtent praleisti laisvalaikį būtent su draugais, su kitais kol kas nepažįstamais draugais, bet ir susirasti tų pačių draugų ir būtent pabendrauti, sakoma, aplinkoje naujoje. Ar planuojate organizuoti panašų turnyrą ir kitais metais? Jeigu ekonominės sąlygos leis, dar vienas sunkmetis neužklups, tai aš manau, kad tai tikrai turėtų įvykti.